Sveiki, šiandien yra labai saulėta diena Tiranoje, Albanijos sostinėje. Va čia mes turim už mano nugaros labai gražią freską ar šitą mozaiką. Moteris su automatu, sovietinė. Čia va dangoraižis. Va čia va labai gražus dangoraižis statomas kaip Paryžiuje, kaip Tolbekas Paryžiuje. O va čia, va šitas va man labiausiai patinka. Jūs gal nematot visų detalių šito dangoraižio, bet aš prieisiu, Instagrame bus nuotraukos. Stanislovas Tomas mano Instagramas. Ką mes dar matom karuselę, eglutės ir opera. Va čia vat yra opera. Šitas vat baisus sovietinis pastatas yra opera. Ir vakare bus koncertas lauke. Štai vat. Taip atrodo Tiranos pagrindinė aikštė. Štai kaip gražu. O Lietuvoje nuostabiausia naujiena, mano vaikystės draugas, mano kursiokas Laurinas Kasčiūnas greičiausia taps naujų konservatorių partijos vadovų. Jis dalyvauja rinkimuose ir aš labai noriu, kad jis laimėtų tuos rinkimus, kad jis iš tikrųjų pradėtų vadovauti Tėvynės sąjungai ir aš galvoju, kad net gal, kai jau šitas video išeis, nes jis išeis, aš jį kelsiu po 2 dienų, aš tikiuosi, kad Laurinas jau bus konservatorių partijos naujasis vadovas. Ir tai būtų nuostabu, aš jį palaikau dėl daugybės dalykų. Visų pirma, man labai patinka, kad žlunga ta senoji konservatorių karta. Tai yra Landsbergio karta ir vat ateina jau mano kursiokai. Nu, aišku, jis yra daug vyresnis už mane, nes aš vaikystėje buvau wunderkindas, aš šokinėjau per klasės ten, žinai, iš 6-8, o jis ne. Tai dėl to jis nors ir mano kursiokas, bet jis yra daug vyresnis už mane. Bet čia esmė. Aš, žinokit, kai su juo susipažinau pirmą kartą, reiškia, universitete pirmam kurse ir sužinojau, kad jis yra Murzos pavaduotojas, tos Lietuvos nacionalsocialistų partijos ar nacionaldemokratais jie po to pasivadino, nacionaldemokratų partijos pirmininko pavaduotojas, toksai fašistas. Aš iš karto pagalvojau, kad jis turbūt yra labai durnas, jis turbūt yra proletaras kažkoks. Visiškai žmogus nevertas jokios pagarbos ir aš atėjau į universitetą kaip, žinot, wunderkindas, suprantat, šokinėjau per klasės, ten, žinai, nevaikštau dėl to, kad per daug protingas, dėl to einu iš karto į aukštesnę klasę, po to pas mane niekada nebuvo nei vieno pažymio žemiau 10, o pas jį, aišku, buvo blogų pažymių. Ir suprantat, aš žvelgiau į jį kaip į tokį proletarą, tokį beprasmišką proletarą, marginalą ir Ir aš labai buvau nustebęs. Jis iš tikrųjų yra labai protingas žmogus. Vat, aš negaliu pasakyti kažko, į ką aš netikiu. Aišku, visada Vilniaus universitete aš buvau pirmas numeris, pats geriausias studentas. Bet, reikia pripažinti, kad Laurinas Kasčiūnas buvo antras po manęs. Visada. Suprantat, jis yra pakankamai protingas žmogus. Aš wunderkindas, jis aišku ne, bet jis buvo visada antras po manęs. Suprantat, pagal protą. Ir tai yra objektyvi realybė, kurios negalima paneigti niekaip. Aš žinau, kad jis ten padarė negerų dalykų. Pavyzdžiui, Paleckio atžvilgiu aš manau, kad nereikėjo sodinti Paleckio į kalėjimą ir Laurinas Kasčiūnas ten buvo nukentėjęs ir pareiškėjęs, kaip aš suprantu, ir tai nėra gerai. Ir aš manau, kad... Suprantat, aš tiesiog žinau, kad man sunku pasakyti kažką blogo apie Kasčiūną, dėl to, kad aš žinau, kad jis yra geras žmogus iš tikrųjų. Ir... Kaip paaiškinti tą dalyką, kad jis susodino Paleckį į kalėjimą, man atrodo, aš savo paaiškinu taip, kad Kasčiūnas nelabai žinojo, ką jis darė.
nu ir gavos padaryti Roką Paleckiui. Ir tai yra negerai. Bet kadangi aš žinau, kad Kasčiūnas yra labai geras žmogus, blėt, aš negaliu pasakyti, kad jis specialiai norėjo pasodinti Paleckį į kalėjimą. Aš tikiuosi, kad ne. Aš tikiuosi, kad tai buvo žaidimas, kurio pasiekmėje žmogus taip dabar kenčia. Nes negerai taip daryti, negerai. Tai vat, tai aš labai laukiu, kad konservatoriai išrinks jį savo vadovu. Aš pats net būčiau įstojęs į konservatorių partiją vien tam, kad nubalsuočiau už jį. Na ir taip, jis buvo Murzos pavaduotojas ir ten būrė jaunimą, Lietuvos neofašistinį jaunimą. Prisimenu, kai rugsėjo 11 dieną Al-Qaeda susprogdino 2 pastatus tenai trenkė Niujorke, tai Laurynas Kasčiūnas labai džiaugiasi, labai jam buvo džiugu, kad kažkas smogė JAV. Jis buvo prieš Europos Sąjungą, prieš narystę Europos Sąjungoje, bet žinot, nu tai ką, žmogaus pažiūros keičiasi su amžiumi. Tai buvo jo 1, 2, 3, gal 4 kursas, tai su amžiumi be abejo pažiūros gali keistis. Laurynas Kasčiūnas vaikystėje, jaunystėje visada balsavo už Rolandą Paksą, todėl aš su juo dar labiau draugavau. Ir aš visiškai nepavydžiu, kad Laurynas Kasčiūnas, pradėjęs eiti krašto apsaugos ministro pareigas, tapo milijonieriumi. Aš jam nepavydžiu, dėl to, kad lengva sakyt, kai tu nesi ministras, aš tapsiu ministru ir nebūsiu milijonierius. Lengva taip sakyti, o tu pabandyk iš pradžių tapti ministru ir po to gyvenk bruduose. Ne kiekvienas sugebės. Tai, man labai džiugu, kad Laurynas Kasčiūnas dabar šiuo metu yra turtingiausias politologas Lietuvos istorijoje. Tai yra labai džiugi naujiena ir aš už jį kaip už savo kursioką, vaikystės draugą džiaugiuosi, linkiu jam sėkmės ir laimės. Tai va, tai todėl, kai Rusija okupuos Lietuvą, aš asmeniškai eisiu pas Putiną, panaudosiu visus savo kontaktus, FSB, KGB, NKVD, eisiu chlapatať sčilabitnai, kad Lauryną Kasčiūną paleistų į laisvę, duotų jam arklį, kiaulę, karvę, duotų jam 10 sotak na Taimyrė ir tenai jis galėtų laimingai gyventi. O dar daugiau, kai aš tapsiu Lietuvos liaudies Respublikos prezidentu, mes dar mokėsime jam senatvės pensiją. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą